Saulės moduliai. Kalbant apie juos, žmonės dažnai kreipia dėmesį į rašytinės garantijas. Tai yra marketinginės garantijas. Bet dažnai nepasižiūri, nepasiskaito tų tikrųjų garantijų, kurios yra prašytos pačiam moduliui. Turim vieną pavyzdį, kurio konkrečiai neminėsim. Tikrai nemažai kas yra susidūrę su juo. 30 metų garantija, 10% efektyvumas po 30 metų. Tačiau pasižiūrėjus į garantinį lapą, detalų aprašymą, tenais yra nuo 5 iki 7% generacijos kritimas 2 metais. Skamba įdomi. Kitas variantas, puikiai pažįstam įmonė Lietuvoje, po 30 metų žada 100% efektyvumą. Kągi jie daro kitaip? Geresnį marketingą leidžia. Na, iš tikrųjų, neturiu argumentų, kodėl tai galėtų būti geresnė technologija. Kalbant apie SunPower, LG ar šitos kitokios P-tipo technologijos celes, tenas yra, kodėl tai galėtų būti. Tačiau kalbant apie to pačio tipo celes, keičiant jų jungimo būdus, arba net nekeičiant, jungiant tą patį saulės celių jungimo būdą, iš tikrųjų nelabai yra kur tais garantijas padidinti. Tai pasilieka tik tai marketingas. Rinkti saulės modulį tai yra iš principo, tai vienas iš tų kriterijų, žinoma, turėtų būti kaina. Permokyti už saulės modulį nėra labai didelio tikslo. Pasirinkti kainos ir kokybės garantijų balansą. Mano tokia nuomonė yra, su pigiausiu rizikuojam, kad bus pigiausios dalys įdėtos. Gali būti toj pačioj celiai nebus gedimo su pigiausiu moduliu, tačiau jungtyse tarp tų modulių, jungiamoji dėžutė, kuri yra ant modulių, tenais gali atsirasti problemos, tačiau nesusijusiu su celėmis. Kaip mes esame išsirinkę modulį, su kuriuo dirbti? Tai iš tikrųjų mes sukūrėme savo reitingavimo sistemą, kurie jūs taipogi galite naudotis. Tai padės jums nuspręsti, koksai saulės modulis yra tinkamiausias ir geriausias jums. Tenais yra visi kriterijai, tai yra garantijos ilgumas. Žinoma, kuo ilgesnės garantijos, tuo geriau, tai gaus daugiau tas modulis taškų. Kitas tai yra efektyvumas po 2 metų. Tai žinoma, tie, kurie davė ilgas garantijas ilgųjų periodų, bet labai didelį kritimą 2 metais, vidurkis jau bus mažesnis. Kaina, gamintojo patikimumas, ir visi šitie esminiai dalykai, kur jūs taipogi kreipiate dėmesį rinkdamiesi saulės modulį. Saulės modulio prekinis ženklas. Jisai gali ir apgauti, gali ir būti labai tikslinga. Kalbant apie kai kurios elektronikos gamintojus, tai jie gali būti išpūtę savo modulį, ta prasme neturėti tas modulis jokių fizikinių ir techninių savybių geresnių, tačiau jo kaina bus žymiai didesnė, nes tai bus prekinis vardas. Yra tokių gamintojų, kurie turi ir prekinį vardą ir kainą stengiasi palaikyti teisingą. Tai žinoma, aš rekomenduoju pasirinkti vis dėlto tą kažkokį prekinį vardą, nei kažkoksai yin-yang, kinišką, kurį mums sudėtinga kartais ištarti, ir paskui, jeigu reikėtų kažkokių tai garantijų, jų nebūtų. Iš principo, su kiniškais moduliais, kiek teko susidurti, tai garantijų ten nelabai ką ir išgausim, nes labai ilgas kelias iki garantinio parodymo, jeigu nėra tam tikrų pritaisėlių, kurie gali parodyti gamintojui viską. Kaip vyksta garantijos su saulės moduliais, kiniškais saulės moduliais, tai gamintojas geriausiu atveju grąžins pinigus už tą saulės modulį. Ir tada turėk bėdą. Tai va, prašau, jums ir atsakymas. Sistema be optimizatorių. Kadangi technologija pasikeitė, nėra ką įdėti į tą vietą sugedusio modulio. Ir matot, įdėjo skardos. Įdomu, kažin, kiek ta skarda generuoja. Sako, kad moduliai negenda. Moduliai yra elektronika, tai nėra kažkoks tobulas, dieviškas elektronikos gaminys. Galim pamatyti iš dar vieno modulio. Toj pačioj sistemoje. Dar vienas skardos lankstinys vietoj saulės modulio. Ir
Įrodykit, kad tie moduliai negenda, kad tai yra tobula technologija. Na, tai yra tiesiog žmogiška technologija, kurią sukūrė žmonės. Tų modulių įdėti į tą pačią vietą modulio neina, nes tiesiog tokios technologijos nėra. Kai paprasta sistema, mes turim dėti senos technologijos modulį, kad nesugadintume visos sistemos. Tai šituo atveju, kai matom, vystytojas priėmė sprendimą, kad geriau nedėti jokio modulio ir negadinti sistemos, o geriau įdėti skardos. Jeigu būtų buvęs optimizatorius, būtų galima šito vietoje tik tai dydį taikyti, panašų dydį, o tam kampe būtų galima dėti galingiausią esantį modulį, nes tiesiog kampe. Tai galima laisvai įkomponuoti kažkokį kitą modulį.